Šiandienos pamokslas vėl mus nukels į tuos įvykius, vėl kalbėsime apie prisikėlimą ir kas vyko po jo. Ir pamokslas mano, mes taip su Kęstučiu svarstėm, kaip jį pavadinti, sakom, ir Petras nenorėjo mirti. Tai aš iš karto jums pristatysiu 4 tezes, pagal kurias bandysiu išdėstyti mintį. Tiksliau mintis, kurias Dievas sėjo, brandino, augino, laistė įvairiais būdais mano širdį. Pirma, Jėzaus prisikėlimas yra neišnaikinamas istorinis žmonijos faktas. Minimas visame pasaulyje. Ir tai atspindi mūsų laiko skaičiavime ir kalendoriuje. Jis yra užfiksuotas. Prisikėlimu niekas nesibaigė. Po prisikėlimo atėjo perkeitimo. Ne pasikeitimo, o perkeitimo metas. Ir niekas visatoje negali ir neturi tokios jėgos perkeisti žmogaus prigimtį, kaip tik per Jėzų Kristų tai įmanoma Dievui mūsų kūrėjui. Nėra tokios jėgos, kitos. Dievo baimė yra išminties pradžia, kai mes bijome Dievo bausmės. Perkeisto žmogaus baimė vėl ir vėl įskaudinti, pažeminti Jėzų, savo viešpatį ir dar kartą jį nukryžiuoti. Ir šiandien mes pradėsim nuo šitų įvykių, kurie vyko apie Jėzus nukryžiavimą. Paskutinės dienos, artėja neraugintos duonos šventė, vadinama Pascha, ir Jėzus su savo mokiniais, slėpdamasis, nes jau buvo tiesioginė mirties galimybė. Tiesiogiai, visi ieškojo Jėzus, kad jį būtų galima nužudyti. Ir Jėzus su savo mokiniais apsistoja Betfagėj. Yra toks miestelis. Girdėtas pavadinimas, ar ne? Betfagė. Ir pasirodo, Betfagė išvertus iš ivrito reiškia nesubrendusių vaisių vieta. Bet šitoj vietovėje gyveno pagonis. Ir kas keisčiausia, bent man šitam vertime buvo, kad šitoj vietoj buvo kepama padėtinė duona, nešama į šventyklą šabo metu. Nes šventykloje tuo metu vyko tarnavimas, kada duona būdavo atiduodama kunigams, kurie išdėstydavo po 6 vienoj eilėj tos kepaliukus ir kunigai aukodavo šitą duoną. Ir tai mums yra nuoroda į tai, kad Jėzus apsistojo pas pagonis. Tame atstume, kad jis eidamas nepažeistų šabo dienos įstatymų. Betfagė buvo arčiausiai šventyklos. Tas atstumas, kuris atitiko įstatymo reikalavimą, kurį reikia nueiti per tiek tai laiko. Ir Jėzus kalbėjo prieš tai mokiniams: aš esu gyvoji duona. Aš esu pasaulio šviesa. Ir šita šviesa buvo paslėpta pagonių kaimelyje. Ir tas kaimelis, jeigu mes tai buvom su Kęstučiu šitoj vietoj, ir matoma yra, taip, kai atsistoji, jis yra šalia Alyvų kalno, ir tas Getsemanio sodas šalia yra. Alyvų kalne Jėzus meldėsi tą paskutinę naktį.
ir iš jo matoma yra šventykla. Slėnis matomas, auksiniai vartai dabar vadinamieji, ir už jų Erodo šventykla. Erodas perstatė šventyklą pagal savo supratimą ir matymą. Jam netiko ta šventykla, kurią Zorobabelis pastatė grįžęs iš Babilono vergijos. Jisai pasakė, aš padarysiu įspūdingą šventyklą. Ir kai toj šventykloje šabo vakare užsidegdavo fakelai, kurie apšviesdavo šventyklą, visa šventykla švietė kaip koks galingas fakelas. Ir vat nuo tos Betfagės buvo matoma tas šviesos rautas. O tikroji šviesa paslėpta. Ir dabar tokios detalės. Atėjęs į Betfagę, Jėzus sako mokiniams, eikite ir suraskite man asilę su asilaičiu. Ir aš galvoju, kam jam to asilo reikėjo? Jėzus galėjo ant žirgo atjoti. Ar ne? Karalius, Mesijas. Kažkaip mes dabar tai kalbam apie asilą kaip nuolankumo tokį simbolį. O pasirodo, pradžios 49 skyriui, aš dabar neskaitysiu, bet galim paskaityti, ar ne, tiesiog pasidžiaugti tuom, kad Jėzus išpildė visus įstatymo reikalavimus. Nuo pradžios iki galo, pradžios 49 skyrius. Kodėl jis yra toks, tai yra pirmoji pranašystė apie Mesijo atėjimą. Pirmoji Mesijo Juozapas, taip. Nuo 9 eilutės. Judas, jaunas liūtas, mano sūnus, kylas nuo grobio. Jis sustojo, atsigulė kaip liūtas ar kaip liūtė, kas jį prikels. Čia yra Mesijo simboliai. Iš Judo nebus atimtas skeptras, nei valdžia iš jo palikuonio, kol ateis siųstasis, kuriam paklus tautos. Jėzaus simboliai. Jis riša prie vynmedžio savo asilaitį ir prie geriausio vynmedžio savo asilės jauniklį. Jis plauna vynę savo drabužį ir vynuogių sultyse apsiaustą. Šitie visi ženklai buvo labai gerai pažįstami žydams, nes jie jau žinojo, kad Mesijas atjos ant asilės. Tai buvo ženklai, kad atjoja Mesijas. Ir įsivaizduokit dabar garsas, kad Jėzus ateina per šitą Paschą į šventyklą. Žinot, kiek Jeruzalėje buvo skaičiuojama tuo metu žmonių? Apie 50 000. Bent taip istoriniai šaltiniai kalba. O romėnai neleisdavo susirinkti daugiau kaip 10 000, nes jie visi laukdavo sukilimo. Jau kažkas tai ruošiama. O dabar romėnai negalėjo susitvarkyti su ta plūstančia žmonių mine. Ir vat kaip aš sakiau, tas visas slėnis, visas kelias link šventyklos buvo žmonių jūra. Ir ką jie darė? Jie pasima palmių šakas ir kloja drabužius ant kelio. Kodėl tokia tradicija yra? Todėl, kad drabužis, joja tą asilę su savo asilaičiu. Tiesa, dar nepasakiau, kad žydų kultūroje, Izraelio kultūroje buvo taip. Tu negali paimti asilės be jauniklio. Jeigu jinai turi jauniklį, būtinai turi būti šalia. Tu turi nupirkti asilę su jaunikliu. Viskas šventa. Ir žinoma, tu gali paimti asilą be jauniklio nusipirkti. Bet jeigu tu imi asilę, tai būtinai su jaunikliu. Ir toks, aš galvoju, matyt, tos asilės buvo labai tokios vaisingos, nes ten ištisai jos gimdė ir jaunikliai visą laiką ganėsi prie tų savo mamų. Ir tai buvo ženklas, kad karalius ant jos būtent ant asilės ir jos šalia bus tas jauniklis.
Tai yra kultūra. Ir pagal tai žmonės gavo supratimo, kad va štai mes laukiam ir jis ten ateina. Toliau, palmių šakos, iš kur atsirado palmių šakos? Toks irgi keistas ženklas, kaip čia žmonės sugalvojo tas palmių šakas. Pasirodo, kad yra tokia palapinių šventė, o palapinės yra statomos iš palmių šitų šakų, suklojimas, jos kaip simbolis yra to, kas vyko dykumoje. Palapinių šventė, kad jiems primintų apie jų taip, kaip jie buvo ir kaip viešpats juos išvedė, išgelbėjo ir visą tai jiem kalbėjo, kad ateina pirma jų karalius, antra ateina Mesijas ir jie tą palapinių šventės simbolį, palmių šakas, atnešė į Paschą. O Paschoj palmių šakų neturėjo būti. Paschoj turėjo būti avinėlis. Ne asilas su asilaičiu, asilis su asilaičiu, ne palmės, o avinėlis. Ir žmonės kažkodėl masiškai pasirinko šituos simbolius. Ir niekas negalėjo sulaikyti nuo šito. Ir jis įjoja į Jeruzalę. Įjoja jis 10 Nisano mėnesio dieną, kai buvo įsakyta visam Izraeliui. Nisano mėnuo jums yra 1 ir jūs 10 dieną ieškot avinėlio. Ir 4 dienos per tą laiką jie turėjo ištirti, kiekviena šeima, kuri rinkosi avinėlį, turėjo ištirti, kad avinėlis būtų be kliaudos ir dėmės. Kas vyksta su Jėzumi? Jis įeina į Jeruzalę ir pasirodo visiems ir dabar visi ieško jame kliaudos ir dėmės. Visas Sinedrionas, visi aukštieji kunigai, visa minė. Ir dabar 4 dienos. Po 4 dienų turi būti avinėlis papjautas. Ir va tos 4 dienos yra Jėzaus teismo dienos. Visi jo ieško, visi ieško aukos, ypatingai vyresnieji, kad jį būtų galima nužudyti prieš šabą. Ir tauta, kuri šaukė Jėzui jojant į Jeruzalę, Hošana. Palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu. Žinot, ką reiškia Osana? Jis iš 2 dalių sudarytas. Hoša yra Josuės vardas. Joša. Ir na yra tas, kaip liepiamoji nuosaka. Nu, zdėlajam, žodžiu, rusų kalbos, lietuviškai darom. Jo. O Joša šitoje vietoje Hošana reiškia Jėzau išgelbėk mus danguje. Žydai lenkėsi ir Jėzau išgelbėk mus danguje. Na, Jėzau išgelbėk mus danguje. Ar jie supranta, ką jie daro? Aš manau, kad supranta. Nes jie laukia, kad juos išgelbėtų iš vergijos. Iš tos okupacijos, iš tos priespaudos. Ir todėl jie atvira širdim gieda jam, kad jis yra iš tiesų jų valdovas, jis išves, jis viską atiduosim. Aš tikiu, kad tauta iš tikrųjų labai nuoširdžiai jam visą šitą atidavė. Tu negali masiškai suorganizuoti žmonių, kurie netiki. Ten tų žiūrovų turbūt ne, o gal ir buvo tų žiūrovų, bet iš esmės 50 000. Nežinau, kiek ten tų 1000, bet buvo marios tų žmonių. Ir eina ir jiems šaukia Osana. Ir ką? Per tas dienas žmonės dairosi, ką veikia, kas vyksta šventykloje. Kas vyksta prie šventyklos, kaip ten įvykiai klostosi. O mes žinom, kad jau buvo užkurtas tas krūmas aplink Jėzų, jau ten viskas degė, visi keliai degė, visi ieškojo, kas jį išduos, kas jį atiduos, pažadas buvo pinigėliais užmokėti ir žodžiu, tik atveskit Jėzų iki šabo dienos. Mums reikia jį išnaikinti iš tautos. Paaukoti vieną dėl visos tautos, kad tauta liktų rami. Paaukosim, tada aprims viskas. O dabar 3 metai negalim išsivaduoti iš visokių įvykių. Ir štai, pagrindinė mūsų rašto vieta. Susirenka 12 mokinių. Paskutiniai
vakarieniai. Ir jinai vadinama viešpaties vakarienė. Visam naujam rašte jinai nėra avinėlio, Paskos vakarienė arba įėjimas į šabą, bet jinai, kada pjaunamas avinėlis, jinai pavadinama viešpaties vakarienė. Ir visam naujam testamente jinai, ir dabar mes irgi švenčiam viešpaties vakarienę. Ir štai, Jėzus prieš savo mirtį bando pasakyti savo mokiniams pačius svarbiausius dalykus. Ir dabar 22 Luko nuo 31 eilutės. Ir viešpats tarė: Simonai, Simonai, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų ir tu atsivertęs stiprink savo brolius. Ir Petras užgiedojo: gyvent nei mirti nebijau, Kristaus stiprybę suradau. Kaip ten toliau, Laimutė? Tikimas mano, jau lik paskutinios valandos. Amen. Čia yra Petro giesmė. Tai va, ir Petras atsiliepė, akurat. O ką Petras neteisingai sakė? Giedojo. Viską jis teisingai darė. Viešpatie, aš pasiruošęs eiti kartu su tavimi ir į kalėjimą, ir į mirtį. Ar kas nors yra viešpačiui pažadėjęs va šitaip tokiu pažadu meldysis iš mūsų? Aš kartais pagalvodavau apie kalėjimą. O vienas neteisusis vaikšto. Reikėtų jį pakviesti. Aš senai apie jį galvoju. Taigi, ir dabar, kai tu galvoji apie Petrą, ar tu Petrui gali pritaikyti, kad jis yra, kažkaip tai, gali jam sakyti, kad jis buvo kažkoks tai suktas, kažkoks tai nemylėjo viešpaties Jėzus. Petrui mes atiduodam visus, pats ištikimiausias, ėjo paskui, žmona ten kažkur tai namuose. Petras varo per visus 3 metus, be namų, be nieko, bet iš šalia Jėzaus. Ir aš suprantu, kad, jis vertas buvo to, kad Jėzus paimtų jį ant Atsimainymo kalno. Petrą, Joną ir Jokūbą. Ir kiti mokiniai buvo verti to. Bet ant Atsimainymo kalno prabunda šitie mokiniai ir sako: viešpatie, gal statom čia palapinę? O palapinė buvo susijusi, kaip sakiau, palmių šakos, jos buvo susijusios su karaliumi, su atėjimu, Mesijo atėjimu. Su karalystė ir Mesijo atėjimu, su išlaisvinimu, su išvadavimu. Statom čia bus mūsų karalystė. Jėzus, taip brangiai grįžtam atgal. Po Jėzaus prisikėlimo mokiniai Jėzaus klausė vėl: viešpatie, ar dabar laikas? Ar dabar tu atstatysi Izraelio karalystę? Nes visi mąstė kaip ta minia, kuri pasitiko Jėzų, kad jis yra karalius, Mesijas, pranašas, kunigas, kas tik nori, visus tarnavimus turi. Bet jie neįsivaizdavo, koks tai tarnavimas yra. Niekaip negalėjai suprasti, kodėl jis paima staiga ir eina į mirtį. Todėl mes visada, kada įtikim, mes iš tiesų degam kaip tie krūmai, kaip šiandien Vestas sakė. Dega, viskas dega aplinkui. Mes žaidžiam žaidimus visus, bet mes gyvenam pagal tą modelį, kurį mums davė šeima ir kultūra. Ir mąstom šitaip. Įsivaizduokit, tokie įvykiai, tokie stebuklai, jie nepakeitė Petro mąstymo, kol neatsitiko su juom vienas dalykas. Tauta visada prašo nugalėtojo. Bet viešpats pasakė, ateis gelbėtojas.
Ir mes, bet šitam kontekste įvykių, mes matom, kad žmogaus širdis yra tokia gili ir tokia, net pačiam žmogui nesuvokiama. Petrai, kaip tu galėjai taip pasielgti? Ir Petro giesmė, žinoma, Petras bėga paskui Jėzų, paskui į kalėjimą, į kalėjimą gal jis ir būtų nuėjęs. Bet viešpats jam sako, žinai, Petrai, dar gaidžių nepragydus tu mane išduosi. Aš nežinau, kaip Petras reagavo į šitos žodžius. Dar gaidžių. Jis kažkaip matyti, jis neišgirdo jų. Jis per daug buvo užsiėmęs ten. Tai va. Gaidžių nepragydus, tu 3 kartus išsiginsi, kad mane pažįsti. Ir baigėsi tuom. Dabar, kas atsitiko su tais 3 kartus išsiginsi? Kas tai yra? Izraelyje yra toks dalykas ir jis yra šventas dalykas. Jeigu tu 3 kartus prisieki, tavo priesaika yra amžina. Ir ją gali atšaukti tik tai Sinedrionas. Jis turi įgaliotą valdžią iš Dievo. Kunigai, susirinkę vyriausieji, sako, kaip dabar pas katalikus yra atleisti nuo priesaikos, nuo šeimos. Ar ne? Gali tik tai popiežiaus bulė, jo. Arba popiežiaus tarnyba tam tikra, nes tu viskas, tu davei priesaiką. Ir viskas. Tu negali jos išsižadėti, tu vis tiek esi surištas tą priesaiką. Ir dabar įsivaizduokit Petrą. 3 kartus jis patvirtina, Jėzaus aš nepažįstu. Beviltiška situacija. Aš neįsivaizduoju Petro būsenos, tos, kada jo viešpats mirė ant kryžiaus. Keli mokiniai, jo motina, moteris stovėjo prie kryžiaus ir jos, neįsivaizduoju Marijos kančios, neįsivaizduoju Jono kančios. Mes tarsi maloniai pasigaunam tą savo išgelbėjimą tokioj maloniai, kad palyginus su tuo, kas vyko apie kryžių, mums nesuvokiama. Bet Petrui tai buvo tokia skaudžiausia mirtis. Aš manau, kad jisai tiesiog mirė tuo metu. Jis tapo visiškai bejausmių žmogum, nes tai yra tokia baisi kaltė ir gėda, iš kurios jisai žino. Jėzus gali išlaisvinti. Bet kaip aš pas jį dabar ateisiu, jeigu jisai mirė? Ir 3 dieną, nevilties, jis prisikėlė iš mirties. Ir man labai patiko dukros mano Danielės mintis tokia. Šiandien man padėjo pamokslą sustruktūrizuoti. Sako, kai tu savo širdies akimis pamatai Kristų ant kryžiaus, jo auką, o po to sekantį prisikėlimą, tavo siela dūžta į šipulius. Dūžta viskas. Ir aš pagalvojau, iš tikrųjų, kai aš atgimiau iš aukšto, kada aš buvau toj bažnyčioj, man joks pasaulis nebuvo baisus. Aš žinojau, kad Dievas yra su manim, kad Kristus mirė už mane ir jis man atleido. Mano nuodėmės buvo atleistos. Savo melskis, gal Jėzus Kristus tau padės. Kalbėk va šitą maldą, rytą vakarą. Jėzau širdis malda. Jėzau pasigailėk manęs, Jėzau pasigailėk manęs. Tada tau pasaulis pasidaro didžiuliu nuliu. Svarbiausia yra prisikėlimas. Ir 2 mokiniai, Judas ir Petras. Mes taip nusprendėm šiandien ryte, kad Judas nepamatė prisikėlusio Jėzaus, o Petras pamatė.
Ir tai jam suteikė tą, todėl jisai, matyt, ieškojo ženklų, nes jis sužinojo, kad Jėzus prisikėlė ir visi, Petras bėga su Jonu ten į tą uolą, ieško Jėzaus, jo nėra, tik drobulės, tos moterys nesąmonė šneka, ar gali tai būti, nes tai toks stresas didžiulis, kad ten visi turėjo atsidurti kažkur pas daktarus. Tai va, ir kai Jėzus eina vandeniu link viešpatės, tai yra Petras eina vandeniu link viešpatės ir jisai ištiesia ranką, kai Petras skęsta, aš manau, mes visi pradedam skęsti tada, kai mes prisimenam savo praeitį ir savo išsižadėjimą Jėzus. Nes mes, visada klausimas, su kuo aš? Su kuo aš? Ar aš su ta minia, kuri nuo širdies garbina savo viešpatį ir karalių? Ar su viešpačiu, kuris prisikėlė? Su kuo aš? Ir kai mes atgimstam, tai yra viena. Tai mes pamatom savo viešpatį Jėzų Kristų, savo gelbėtoją. Ir atgailaudami mes įgaunam tą šansą įgyti naują dvasią, kad galėtume su juo bendrauti. Bet yra kelias, kuris nesibaigia prisikėlimu. Tai yra perkeitimo kelias. Perkeitimo kelias. Ir tada žmogus, Dievas natūraliai veda žmogaus prigimti keistis. Bet jeigu mes patys tai darom, mes pasikeičiam. Taip, mes turim jėgų pasikeisti. Mes galim nebevogti, ar ne? Galim kažkaip tai nebemeluoti. Bet vos tik Dievas mums tokias situacijas užtaiso, kad mes pamatom savo viduj to, ko niekam nenorėtumėm parodyti. Kai mūsų apvagia kas nors. Prasideda teismai, nes mes savo viduj, mūsų prigimtis yra vagių prigimtis. Pasiimti kažką, kas tau nepriklauso. O kaip yra su melu, kai mes pameluojam 22 000 kartų per dieną, tai yra, atsiprašau, gal ne tas skaičius, bet kiek mes matom, kiek mes minčių praleidžiam, kad jos visos gali būti neteisingos. Nes mūsų prigimtis yra ta, kuri tupi tam Facebook'o filmuke. Žmogus tupi giliausiai duobėje, ten smirdi viskas. Ir ne vienas nenori jam padėti. Vienas Jėzus nusileidžia su juom į tą duobę, iškelia jį ir sako, jeigu norim, einam kartu. Einam kartu, aš eisiu su tavim. Čia yra perkeitimo kelias, kada tu girdi žodžius, žodžiai. Tu atsiveri žodžiams. Tu nebeatsiveri įvykiui, bet tu atsiveri jo žodžiams. Ir tai tampa kūnu tavyje. Ir tavo prigimtis, tik tai tada gali būti perkeista tavo prigimtis. Ir mes, kai atgimstam, mes natūraliai ieškom bažnyčios, ar ne? Kuriame mes galėtume augti ir bręsti. Bet bėda yra tame, kad bažnyčios mes ieškom pagal savo atvaizdą ir panašumą. Amen. Taip. Ir kai pasaulis žiūri į mus, va tokius krikščionius, karštus, tokius, degančius krūmus, vieni degantis krūmas, šiandien patiko šitas simbolis, bažnyčia dega, visa karšta viską. Bet Jėzus savo auka parodė patį didžiausią nuolankumą. Nuolankiausias, kada nors gyvenime gyvenę žmogus žemėje, buvo tikrai ne Mozė. Buvo Jėzus. Jisai sako, aš mirštu, bet tebūnie tavo valia, tėve. Priimti Dievo valią ir tik tai tas priėmimas tave keičia. Tas atsiverimas. Ir todėl aš visada sakau, kad manęs niekas kitas nekeičia, kaip mano asmeninis santykis su Dievu.
Net tas žodis, tas maistas, kuris ateina pas mus per raštų skaitimą, per pamokslus, per giesmes. Kiek nuostabių yra giesmių. Bet aš vakar buvau, mes su Kęstučiu ir su Jurgita buvom jubiliejuje, kuriame giesmes parašė žmogus, kuris žinojo, kad jis turi mirti. Nebuvo vilties išgyventi. Ir sako, aš noriu mirti, aš jau nebegaliu gyventi. Ir jos giesmės buvo, kai iš vakar, tiesiog nuo pirmųjų eilučių. Viešpatie, išlaikyk mane, kad aš tau nenusidėčiau. Išlaikyk mane, kad aš išlaukčiau. Išlaikyk, Viešpatie, apgink mane nuo manęs pačios, nes ta yra tokia, kad aš mokėčiau, aš eičiau tuo keliu. Ir kaip Petras sakė, aš dėl tavęs numirt galiu. Mes visi numirt galim, nes lengviau yra numirt, negu sekti paskui jį. 30 metų, 40 metų. Ir žinot, kaip vaikystėje buvo, kai įtiki, tu ateini į bažnyčią ir ten tos maldos yra, kas nori ten pasikeisti, aš Viešpatie. Ir varai į priekį, uždėkit ant manęs rankas, viskas, kas nori važiuoti, būti misionierium, aš Viešpatie. Ir tu visą laiką sakai, aš Viešpatie, naudok mane, kol tu vaikas esi. Bet kai tave Dievas veda tuo keliu paskui jį, kitą kartą gal, Viešpatie, geriau man numirti, paimk mane į dangų. Aš meldžiausi, aš tokia malda meldžiausi. Vietoj to, kad meldžiausi už žmogų, kuris šalia manęs yra. Aš prašau, kad jis mane paimtų. Viešpatie, tai yra ta vaikystė ir ta bažnyčia, kurioje mes bręstame. Bet kas yra? Pasaulis žiūri ne į mūsų žodžius. Ne tai, ką mes skelbėme. Ir ivrito kalboje, aš dabar jums pasakysiu didelę paslaptį. Evangelija, pasaulis neturėjo dar skaičių. Žydai turėjo, nes kiekviena raidė reiškia skaičių. Bet ir jie rašydavo taip iš dešinės į kairę ir ištisai nebuvo nei sakinių, nei tarpų, nieko. Ir tu gali šventą raštą skaityti kaip nori, kiek tu ten raidžių paimsi, tiek kita prasmė bus. Įsivaizduokit, kaip parašytas raštas. Ir dabar kiekviena raidė, kuri reiškia Evangeliją, mūsų lietuvių kalba Evangelija, o pas žydus yra kitaip Izraelio ta ivrito kalba. Ir kūnas. Jie turi tą patį skaičių. Reiškia, kad Evangelija yra labai stipriai surišta su kūnu. Yra tas pats. Ir jeigu tu priimi Evangeliją, tu priimi Dievo žodį, jis turi vieną dieną tapti tavo kūnu ir atsispindėti. O su tais atspindžiais čia būna problema. Tu žodį girdi, bet jis kaip Petrui kažkur tai nuslydo, kažkur tai pasislėpė. Arba aš, kai sakau, Marija giliai įsidėjo į širdį. Nes jos vaikas pamokslauja 3 metus kažkur tai klaidžioja, o jinai tarsi atskirta, tarsi dar kažkas, bet kryžius, prie kryžiaus būti ne visi galėjo. Motina, kurios visa Evangelija, kuri gavo jinai, būdama ten 16 ir 18 metų, nežinau, neparašyta, jinai joje tapo kūnu. Ir todėl jinai pasiliko su mokiniais. Ir kada tu... Aš tik vieną pavyzdį iš rašto pasakysiu. Man patinka šita moteris prie šulinio. Jėzus atskiria mokinius, sako, jūs eikite ten, biškiuką apsiprekinkit, o aš einu ten prie šulinio, susitiksim tenai. Ir ateina ta moteris. Koks subtilumas Jėzus. Jis pašalina visus, kurie gali klausytis jos istorijos. Nes jis atidengė ją į širdį ir atidengė tikslą, dėl ko jisai čia yra. Įsivaizduokit, ta moteris, kurią mes vadinam, paleistuvė ar dar kažkokia netinkama, visi požymiai yra. Bet
šita moteris atpažįsta gelbėtoją. Iš kelių sakinių. Ir varo į miestą. Niekas nerūpi, niekas... Žodžiu, evangelistė numeris 1 ir atpažinti Jėzų kaip gelbėtoją siekia pasaulis mumyse. Jeigu pasaulis girdi mūsų kalbas, bet neatpažįsta to Jėzaus, kuris prie šulinio buvo, to Jėzaus gelbėtojo, kaip pasauliui reikia Jėzaus, mes neįsivaizduojam. Aš tik žinau, kaip man reikėjo jo. Nes aš turėjau mirti irgi. Aš turėjau būti be kojų. Man taip reikėjo, kad aš buvau pasiruošus į Jeruzalę pėsčia nueiti, ne tik tai iki šitos. Galbūt kas nors nuvežė, bet vis tiek tai yra. Tai va, ir aš galvoju, pasaulis tol, kol mes iš tikrųjų neatspindėsim to gelbėtojo mesijo savo išorę, savo kūnu. Nes sako, žodis tampa kūnu. Ne tik pas Jėzų, ne tik Jėzus, bet ir mes. Mes turim tapti Evangelija pasauliui. Turim tapti, aš suprantu. Ir aš sakau, Dieve, kodėl tu negalėjai padaryti taip? Aš atgimiau, tu mane perkeitai visą ir jokių kančių nieko. Ir aš sau šlovinu, garbinu tave, visi mato, visi atei lygiai to paties paprašo. Komanda ir taip karalystė plečiasi. Kam dabar tos kančios? Ir sako, žinai ką, vaikeli, aš noriu padaryti tave mano bendradarbiu. Kad ir tu galėtum. Kodėl mano vienas sūnus Jėzus turėjo kentėti? Gal ir jūs sudalyvausit šitam darbe? Palikimas tai didelis yra. Ir Dievas kviečia mus tapti per šitą perkeitimą po prisikėlimo. Gyvenimas tęsiasi būtent per perkeitimą. Ne per pasikeitimą, kada aš save taip, kaip Münchhausenas, tempiu. Neturiu jėgų, nes aš nežinau, kokia nuodėmės gelmė ten manyje. Aš bet kada galiu išduoti Jėzų, jeigu aš atsidursiu tose situacijose, kuriuose Dievas atvers va tą nuogą mano prigimtį. Visiškai jokio apsirengimo prie to šulinio. Ne, absoliučiai širdis. Tai va, jūsų negazdina prisikėlimas ir perkeitimas. Ir paskutinė vieta Luko 9:23. Taip. Luko 9. O visiems jis kalbėjo. Jei kas nori eiti paskui mane, pirma, kas žino, tai išsiveda pats savęs. Kasdien teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kartais man geriau numirti vietoj. Jei kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Jeigu jūs norite išgelbėti savo ego, esminę mūsų sielos, paklydusią, supuvusią, suramstytą, sužalotą savo dalį, jeigu jūs norite išgelbėti, tai prarasit viską. Bet kas praras gyvybę dėl manęs, tas ją išgelbės. Ir todėl paskutinė tezė, kada mes esame vaikai, mes bijome viešpaties dėl to, kad kaip ir bijome tėvų, kad jie mus nubaus. Bet kaip mes būname perkeisti, mes bijome įskaudinti savo viešpatį. Mes savo nuodėmėmis ir savo atsisakymu eiti paskui jį, mes dar kartą jį nukryžiuojame.
tam, kad tą pamatytumėm, mes iš tikrųjų turėtumėm pasitikėti šventąją dvasią, kad jinai atves mus, atves iki tų perkeitimo momentų. Ir aš norėjau tiesiog pasidalinti, nežinau, ar kas skaitėt aktoriaus Jonathano, kuris vaidino Jėzų The Chosen šitam seriale. Jo pasidalinimas yra. Ir man jisai tiesiog užkliuvo ir užkliuvo ta prasme, kad tai parodė jį patį ir aš kai klausiau kitų aktorių liudijimus, kaip Dievas keitė juos, tai iš tikrųjų jie buvo perkeisti. Nes jie buvo barų lankytojai, jie buvo koncertų dalyviai, jie buvo visokie. Ir Jonathanas sako, vaidinant Kristų, pati didžiausia pamoka, kurią išmokau, kad širdyje visada atsiras vietos nuolankumui. Visada rasim savyje ego dalelių, kurias reikia sunaikinti ir kurių turiu atsisakyti. Tikiu, kad Dievas man nedavė pagrindinio svarbaus vaidmenio jokiam kitam filme ar seriale iki vėlaus amžiaus. Yra todėl, kad aš nebūčiau atlikęs šio vaidmens taip, kaip aš jį atlikau šiandien. Visi išbandymai, kuriuos praėjau savo gyvenime, man buvo skirti tam, kad aš būčiau pakankamai pažemintas ir galiausiai stipriai pasiruošęs vaidinti patį nuolankiausią žmogų gyvenusi šioje žemėje, mūsų Viešpatį. Ir todėl mūsų kaip bažnyčios tikslas – nuolankumas, Kristaus nuolankumas. Aš siekiu ir trokštu sumokėti kainą, kad būčiau perkeista. Jeigu aš anksčiau darydavau tai labai impulsyviai ir neapgalvotai, šiandien aš turiu tai sąmoningai. Viešpatie, perkeisk mane, kad aš įgyčiau tą nuolankumą, į kurį tu vedi savo bažnyčią, kartu su ja, šitoj vietoj ar kitoj vietoj. Bet nuolankumas, tavo Tėve valios priėmimas yra pats švenčiausias dalykas mano gyvenime. Dieve, ir meldžiu už visą bažnyčią, kad iš tiesų mumise būtų sunaikintas tas ego, kuris atspindi mūsų žaizdas, mūsų nuoskaudas, mūsų baimės, mūsų pyktį, neapykantą, veidmainystę. Viešpatie, kad tai būtų perkeista į tavo nuolankumą. Kuo daugiau sunaikinta ego, tuo labiau ryškėja Kristaus nuolankumas. Ačiū tau, Viešpatie, už tai, ką tu kalbi šiandien savo bažnyčiai. Ačiū, Tėve, už tai, kad Kristus ne tik prisikėlė, bet ir per jį mes esame perkeisti. Esame, buvome, esame ir būsime. Nes tu vienintelis tai gali padaryti. Ir už tai kyla begalinis dėkingumas. Jėzus Kristus iš Nazareto vardu.